partneris, tavo pokyčio įkvėpimo šaltinis. Sveiki, mėlėjai. Smagu čia susitikti tokiu formatu. Man tai yra šiek tiek nauja, jaučiuosi šiek tiek nejaukiai, bet esu kupinas entuziazmo pasidalinti apie tai, kas čia yra ir kas čia bus. Tai visų pirma, man turbūt yra labai įdomu, ar daugelis iš jūsų esate patyrę tokį dalyką, kad lygtais jūsų darbas arba jūsų veikla jau nebeteikia jums džiaugsmo. Arba jūs įtraukia į tokią būseną, kur jūs nesuprantate, ar jūs turėtumėt čia būti, galbūt jūs neturėtumėt čia būti, tokia, arba kad jūs turėtumėt būti kažkur kitur. Toks keistas ir ne visai malonus jausmas. O arba dar toks gilesnis išgyvenimas, kad aš apskritai pradedu nebejausti prasmės tiek veikloje, tiek apskritai. Tas prasmės jausmas jis kažkur išgaruoja. Lygtais aš kažko ieškau, bet aš nesuprantu, kas tai yra. Ir štai šitie klausimai, jie buvo man asmeniškai labai svarbus ir labai ilgą mano gyvenime tarpą. Taip prasme, jie yra svarbus ir dabar, bet jie kėlė tą diskomfortą mano gyvenime. Ir eigoje aš pastebėjau, kad daugelis žmonių išgyvena tą patį dalyką. Ir pradedant studentais ir baigiant tiesiog dirbančiais žmonėmis su turimomis karjeromis, jie vis tiek atsiduria kažkokioj aklavietėj. Faktas, tai yra ne visi žmonės, bet labai didelis skaičius žmonių, kurie atsiduria kažkokioj aklavietėj, iš kurios lygtais ir iki galo neaišku, kaip reikėtų išeiti. Tai visų pirma, aš norėčiau šiek tiek papasakoti tą trumpą istoriją, kaip aš atsidūriau čia, kur aš esu ir kaip mano gyvenimas pasisuko. Tai iš esmės, mokyklos laikais aš labai aiškiai žinojau, kad aš noriu save susieti su menu. Menas toks buvo dalykas, žinot, tokia erdvė, kurioje tu gali kalbėti apie berods viską. Tu gali pakelti klausimus, kurie yra labai svarbus, bet netgi tokiam metafiziniam lygmenį. Tai yra tokia erdvė, kurioje galima atrasti tai, ko tu neatrastum jokioj kitokioj veikloj. Ir aš įstojau į menus, aš dirbau menuose, šiuolaikiniam mene. Eigoje su bendraminčiais mes įkūrėme šiuolaikinio meno grupę ir ta grupė buvo labai sėkminga. Pagal to meto rodiklius ir pagal mano asmeninį jausmą ir pagal tai, ką mes veikiam, man asmeniškai tai jautėsi kaip tokia gan sėkmingas toks gyvenimo etapas. Mes sudalyvavome labai daug visokių įvairių parodų, tiek užsienyje, mes važiuodavom ir mūsų parodos, arba gal, kaip tariant, mūsų meno kūrinys, tuo metu buvo video kūrinys, jis buvo ir New York'e, ir Milane, ir Paryžiuje, labai daug kuris apkeliavo. Mes patys važiavom į didelius renginius. Jeigu ją pradėjom organizuoti renginius čia Lietuvoje, tai buvo toks kasmetinis šiuolaikinio meno renginys ir jisai tikrai buvo gan sėkmingas, nes tai buvo toksai atokvėpis nuo nusistovėjusio kultūrinio lauko ir tai buvo pasiūlymas pažiūrėti į tą meną kažkaip naujai. Ir problema su laiku tapo tokia, kad aš pradėjau jausti būtent šitą prasmės jausmo trūkumą. Staiga viskas pasidarė labai blanku. Atrodo, kad aš darau ne tai, ką aš turėčiau daryti. Atrodo, kad man nusvyra tos rankos. Atrodo, kad nebėra prasmės tame, ką aš darau. Tai tampa taip nuobodu kažkuria prasme, kad lygtais
turėtų būti kažkas daugiau negu tai, ką vat aš dabar veikiu. Ir eigoje tas jausmas tapo toks stiprus, kad aš pradėjau ieškoti to priešnodžio tam dalykui. Ir dalykas, kuris mane labiausiai patraukė, tai buvo dvasinės praktikos. Tų dvasinių praktikų plotmė ir ta nežinomybė. Ir taip ilga istorija trumpai skambėtų taip, kad aš pasirinkau viską palikti, visą savo karjerą, visus savo pasiekimus, visas galimybės, visą ateitį, tam, kad įžengti į nežinomybę, tam, kad atrasti tą jausmą. Ir tai buvo labai keistas jausmas, nes aš tuo metu neturėjau jokios socialinės medijos, pakeičiau savo telefoną į išmanų, į paprastą, išėjau iš to nuomojamo būto, kuriame gyvenau, ir toks tarsi, žinot, su kuprinukė, be nieko, be jokios savo lokacijos. Toks labai keistas jausmas, tarsi mirti visuomeniai. Ir aš išvažiavau į vienuolyną pas tokius vaikinus, kurie gyveno miške, atokiau nuo pasaulio, bet jie turėjo įvairias programas, jie išvažiuodavo pas žmonės, bet tai buvo tokia kitokia visai patirtis. Ir aš, ieškodamas tos prasmės, išdrįsau padaryti tokį staigų, drąsų žingsnį. Aš pragyvenau taip 2 metus, vėliau gyvenau Indijoje, keliaudavau po Indiją, gyvenau Vokietijoje ir galų gale grįžau vėl atgal į Lietuvą, pilnai jau su tokiu tikrų grįžimų jausmu. Ir neužilgo pradėjau vėl jausti, o ką aš turėčiau veikti. Nes aš neturiu jokios veiklos, neturiu jokios karjeros. Gyvenimas mane pasivijo su ta veikla, kokią aš veikiau ir iki tol. Mene mes būdavom video menininkais ir aš turėjau tą skillą, tą suvokimą, kaip reikia kurti video meną, kaip reikia kurti. Apskritai tą kūrybinį lauką aš išmaniau. Ir staiga man vėl atėjo kažkokie užsakymai, ar tai knygą kokią išleisti, ar tai audio knygą sukurti, arba video iš esmės kokį padaryti, sumontuoti. Ir aš pradėjau vėl tą pačią veiklą daryti, kol sutikau savo būsimą kolegą, bendrą savininką video agentūros, kurią mes įkūrėme. Ir gyvenimas pasisuko, kad staiga mes vėl pradėjome daryti, šiuo atveju galbūt aš pradėjau vėl daryti daug įvairių projektų. Ir tie projektai buvo video projektai, labai įvairūs buvo nuo reklamų iki serialų. Per tokius pirmus pilnus metus mūsų tų kelių įmonių grupę mes padarėme apie 150 000 eurų apyvartą. Tai reiškia, mes buvom tokie gan aktyvūs. Tikrai bandėme kažkokius pasileisti startupus, eksperimentinius projektus, MVP projektus. Bet tikėtai, netikėtai aš vėl pradėjau jausti tą keistą beprasmybės jausmą. Kad o kas iš to, ką aš čia dabar veikiu? Toks poreikis, lygtais aš turiu pakeisti tą karjerą. Labai keistas jausmas. Tačiau šį kartą jau turėdamas tą patirtį, tą išėjimo patirtį, išėjimo į nežinią patirtį, aš pradėjau domėtis tuo karjeros klausimu. Ir labai netikėtai aš susidūriau su 2 mokslininkėm, amerikiečių metodų, tyrinėjimų ir panašiai. Toks specifinis laukas,
kuriame aš atradau tokį įdomų metodą, kuris vadinosi karjeros dharma. Dharma reiškia sanskrito kalba prigimtį, bet jis neverčiamas į tiesioginę mūsų kalbą dėl to, kad mes neturim tokio labai tikslaus ekvivalento tam žodžiui. Dharma reiškia prigimtį ta prasme, kaip tarkim cukrus yra saldus, vanduo yra šlapias. Tai yra toks neatsiejamas kažkoks aspektas to kažko. Ir, žodžiu, aš pradėjau skaityti jų literatūrą, iš esmės jie turėjo vieną tą metodinę savo knygą ir taikyti ant savęs ir pradėjau atradinėti save. Vėliau aš, kadangi jie turi coacherių sistemą, aš pradėjau bendrauti su jų coacheriais ir staiga aš atradau savyje tą potencialą, kurį dabar jau aš matau, aš visada turėjau. Kitaip tariant, aš negalėjau per visą savo gyvenimą identifikuoti tų stiprių taškų savo gyvenime, kurios man tiek patikdavo, tiek aš turėjau sugebėjimus ir tiek aš turėjau tą talentą ir norą tą daryti, bet aš nesugebėjau identifikuoti tos kategorijos, iš kur ateina šitie dalykai ir ką jie reiškia man kaip žmogui, kūrinčiam kažkokią savo karjerą. Ir tiek mano gyvenimo eigoje niekas man to negalėjo parodyti. Ir štai tai buvo tokia akimirka, kai aš pamačiau, kad čia yra tokia spraga, kurią reikėtų kažkaip užpildyti tam, kad galima būtų tai parodyti kitiems žmonėms. Ir tuo metu man gimė toks poreikis ir noras irgi padėti kitiems atrasti savo tas prigimtis. Ta kategorija prigimties, kuri man atveria N karjerų ir darbų sąrašo galimybės, bet jau nebesimėtant, jau žinant tiksliai, kur aš turiu būti ir kaip aš turiu veikti, žinant savo vertybės ir panašiai. Taigi, aš išvažiavau tuo metu į Londoną. Londone aš pasibaigiau šitos karjeros dharmos coacherio kursus ir tapau pats coacheris. Pradėjau vystyti tas sesijas, pas mane ateidavo žmonės, taip nedrąsiai iš pradžių ir aš bandžiau pritaikyti tą karjeros dharmą. Kartais sėkmingai, kartais nesėkmingai, bet tie sėkmingi atvejai, jie būdavo tokie, žinot, kvapą gniaužiantis man asmeniškai, kai tu pamatai, kad žmogus atsistojo ant kažkokios linijos, kuri jam irgi tokį suteikė įkvėpimą. Štai eigoje aš nuėjau iki klasikinio coachingo, iki ICF-o, Tarptautinės coachingo federacijos mokslų, pabaigiau ir tenais tos mokslus ir galų gale tapau tas jau klasikinis coacheris, kuris pradėjau jungti įvairius metodus tam, kad pasiekti tą maksimaliai gerą rezultatą. Ir štai mes dabar pakalbėjome apie tą klausimą, su kurio aš susidūriau ir aš matau, kad žmonės irgi su to susiduria. Aš papasakojau šiek tiek savo tą lauką, kuriame aš buvau ir esu. Ir taip pat noriu pasakyti, kad su to savo atradimu ir tapimu coacheriu aš lygiai taip pat bandau suprasti, kur yra mano vieta dabartinėje mano veikloje. Ir kaip tos perėjimus iš mėgstamų darbų, iš nemėgstamų darbų perėjimą į mėgstamus darbus reikėtų daryti, koks tai yra jausmas, kaip su to jausmu reikėtų dorotis. Aš tą išgyvenu ir tyrinėju ir noriu to pat jausmų dalintis ir padėti tiems, kurie irgi kažką panašaus išgyvena ir galbūt dar jaučia, kad išgyvens ateityje. Todėl šita tinklalaidė, būsima tinklalaidė, kuri susidarys iš tokių mano solo epizodų ir
eigoje iš duetų su kitais svečiais, kurie jau savo tą gyvenimą galbūt yra atradę arba kaip jie susiduria su tais sunkumais. Aš norėčiau, kad šita tinklalaidė jinai būtų naudinga mūsų augimui. Nes aš tyrinėju šitą lauką ir tiems, kuriems tai gali būti irgi įdomu, aš noriu, kad jūs irgi atsidurtumėte, atsirastumėte irgi šitam lauke, kuriam galbūt galite augti. Todėl jeigu jūs irgi išgyvenate pokyčius, tai prašau prisijungti prie šios pokyčių laidos. Ačiū ir iki.